Pristatau Editą, šeimotyrininkė ir lyderystės mentorė. Susitikom čia, Leverandoj, nes iš tikrųjų šeima, santykiai ir visa, apie ką tu dirbi ir kalbi ir būni, esybė savo visą, yra iš tikrųjų šiek tiek kaip keramika, ar ne? Nes molis, jį reikia lipdyti, jam reikia kantrybės, jis ne visada išeina, reikia vėl nepasiduoti iš naujo ir įdėjus daug darbo išeina kažkas gražaus. Šiek tiek tave pakalbinti ir padaryti mūsų pirmą podcastą, nežinau, kaip gausis, matysim. Koks vienas dalykas, ko žmonės nežino apie tave? Aha, toks įdomus klausimas dalyko. Aš turiu 3 kategorijos konditeriai specialybę. Kas yra įdomiausia, aš niekur nesiskelbiu ir to nedirbu, nes man šiek tiek ne ta mano kryptis. Bet mano dukros paveldėjo. Jos kai gamina, tai viskas ir jom gaunasi. Kaip fainai. Ir jeigu tavo gyvenimas būtų keramikos gaminys, kas tai būtų? Ąsotis. Gal ąsotis, nes į ąsotį galima įpilti daug visko ir ąsotis gali būti nesibaigiantis. Ir iš jo išpilti galima. Tai galima išpilti ir daug dalintis ir visiems duoti. Tai aš manau, kad tai. Kaip gražiai. Labai fainai. Kokią pagrindinę klaidą poros daro kasdieninėme šių dienų gyvenime? Papasakoti yra lūkesčiai, perdėti lūkesčiai kitam žmogui. Mes labai daug tikimės ir laukiam iš kito žmogaus, tuo tarpu savęs labai nepažįstam. Ir net neabejoju, kad tos lūkesčius, kuriuos turim kitam, mes galim patys išpildyti. Bet tie lūkesčiai, aš kaip sakau, kaip tarpinė. 2 žmonės ir jeigu tarp jų yra lūkesčiai, tai kuo daugiau lūkesčių, tuo daugiau atskiria vieną nuo kito. Tai tiesiog nieko nesitikėti. Jo, daryti, mylėti, kaip sakyt, saugoti, globoti, bet nieko nesitikėti iš kito. Ir jeigu kuo mažiau mes turim lūkesčių ir kuo mažiau mes tikimės, tai tuo mažiau nusiviliam. Nes mūsų lūkesčiai, mesgi visi skirtingi. Mes vieni vienokie, kiti kitokie, vieni vienaip suprantam santykį ir ryšį, kiti kitaip suprantam. Ir nebūtinai tai turi būti vienodas supratimas pas abudu sutuoktinius partnerius. Tai gali būti skirtingi supratimai. Aš turiu lūkestį, kad jis vienaip mane saugos ir globos, o jam atrodo, kad jis kitaip saugoja ir jam atrodo, kad jis saugoja ir globoja ir myli. Bet jau supratimas visai kitas. Kokia tavo nuomonė apie traukos viens kitam ilgalaikiuose santykiuose išblėsimą? Trauka, jinai išblėsta labai greitai. Baigėsi įsimylėjimas, baigėsi trauka. Bet trauka yra ne tik fizinė. Trauka yra ta tokia dvasinė trauka. Kad man šalia šito žmogaus, man yra labai gera. Man yra faina. Ir mes galim dalintis viskuo, kad aš galiu būti savimi ir kitas žmogus šalia manęs gali būti savimi. Nusivylimas mažina aistrą ir trauką. Nusivylimas, negavimas to, ko labai nori, ko labai tikiesi, kai negauni, mažėja, šala santykiai. O kai nėra lūkesčių, nėra nusivylimų, tada santykiai artėja ir mes vienas kitą labiau jaučiam. Vienas kitą labiau supranta. Ir tada, ta trauka, jinai, kaip aš sakau, ne tik fizinė, bet ir dvasinė trauka. Yra ir jinai nuolat pildosi. Nes mes per gyvenimą, kai keliaujam, mes keliaujam tokiais etapais. Aš paaugau kažkurioje srityje, tada mano sutuoktinis paaugau kitoje srityje, vėl savo srityje aš paaugau. Ir taip augam ir vienas kitam padedam augti. Tempiam viens kitam. Jo, tiesiog kaip gumos principas gaunasi, padedamės vienas kitam augti. Bet jeigu aš neaugsiu pati ir atsisuku žiūrėsiu, kad tik tu aug, tai va čia jau tada bėda. Jau tada bėda ir tada nusivylimas. Augti savo pašaukimą, tobulėti, kurti šitą pasaulį.
Va taip va gražiai kurti ir lipdyti po truputėlį, po gabaliuką, po mažą Mes savo puodelį. gyvenimo keramikai. Taip, va būtent. Ir žiūrėk, susikuria, kiek grožio susikuria aplink mus, jeigu mes tai darom nuolat, lipdom save, pamatom, kad kažkas nevyksta, tada biškį išeinam iš šonų pasižiūrėti į save, kas čia vyksta, nes mes labai subjektyvūs esame. Man gerai, aš laiminga. Ai, praeis. Nepraeis, o dedasi sluoksnis po sluoksnio, tai nusivylimai tokie tos. Kokią kasdienos praktiką kiekvienas turime atlikti, kad pagerinti savo gyvenimą? Aš tai darau tokią, kaip sako, dienos peržvalgą. Pasižiūriu savo kalendorių, ką padariau, ko nepadariau, kaip aš jaučiausi tame, ką aš dariau. Ir man labai svarbu, aš vakarais, esu žmogus maldos, tai man malda nuramina mano sielą ir aš prisimenu visus dalykus, ne tik tai, ką dariau, bet kaip jaučiausi. Ir tas, kaip aš jaučiausi, man labai parodo, ar aš teisingų keliu einu. Jeigu yra pasipriešinimas vidinis, kažką darau, bet vidinis pasipriešinimas yra, klausiu savęs, kodėl. Va taip, dienos gale peržiūri visus tuos savo tokius jausmus, kaip aš jaučiausi čia, kaip čia jaučiausi, čia patiko, čia užsidegiau, čia karšta buvo, čia faina, čia šalta. Ir va taip, kai peržiūri ne tik tai pačius veiksmus, bet ir jausmus, tada tu pamatai pilną vaizdą, o kaip aš gyvenau šitą dieną. Ir belieka padėkoti. Tai žodžiu malda, arba jeigu kam priimtina labiau meditacija, Taip, tokia tiesiog taip. vakare susitelkimas į save šiek tiek ir pabuvimas, Taip. ne, su savim. Visi galim tą padaryti. Žinoma. Ir tas nereikalauja daug laiko, 5 minutės. Meilė tai, Patirtis. wow, kaip gilu. Vienas patarimas poroms ir santykiuose, kuris tu manai yra nesąmonė. Nesąmonė yra, kai sako, vyrai turi būti stipresni už žmones. Jei santuoka turėtų išgyvenimo rinkinį, kokie 3 daiktai ten būtų? Pirmiausiai pokalbių sofkutė, popierius laiškams, jeigu neįmanoma kalbėtis. Reikia rašyti. Ir vyno butelis. Tu labai protinga, aš labai tavim žaviuosi. Kur žmonės gali tave rasti? Facebook'e. Facebook'e. Aš daugiausiai komunikuoju su žmonėmis Facebook'e, Edita Gulbinienė. Edita Gulbinienė. Šeimotyrininkė, doros lyderystės mentorė, edukologė, lektorė, santykių konsultantė. Tai kalbėti, mes norėjom kalbėti apie žydinčios obelis kursą. Šitas kursas, jis jau vyko anksčiau, bet dabar yra patobulintas, paturbintas ir toksai šiek tiek kitoks. Tai yra pokyčio kursas, kuriame mes su dalyviais keliausim link, kaip jūs sakau, iš proto link širdies. Sutvarkysim su mintim, išmokysiu kaip su jausmais, ką daryti ir kaip pastebėti. Tada keliausim į vertybės, kokios yra prigimtinės, kokios yra vertybės, kurias mes susirenkam ir jos mums visai netinka. Tada atrasim potencialą kiekvieno žmogus tikrai pastebės, ką gali geriausiai daryti savo gyvenime, kokie jo talentai ir susikursim ateinančių 3 metų viziją. Tai visa tai vyks per 3 savaitės, per 6 susitikimus. Susitikimai vyks gyvai, Šiauliuose, fotostudijoje, pas Laimutę ir mes susitikinėsim vakarais nuo 18 valandos ir darbuosimės apie 1,5–2 valandas. Ir vienos savaitės tai bus toks, viena diena bus teorijai, o kita diena praktika, darysim užduočių daug, kad išeitume iš kurso kitokios negu atėjom. Kviečiam Kviečiam visus.